Sveiki, mokinukai spalviukai. Jau pats laikas suskubti ir atlikti antrąją finansinio raštingumo olimpiados užduotį. Šį kartą bendrausime virtualiai. Gerai apgalvokite ir pateikite savo idėjas, kaipgi jūs galėtumėte užsidirbti pinigų. Laukiu jūsų atsakymų. Aš galėčiau savo labai senus žaislus, kurie yra nebereikalingi ir nesvarbus, parduoti sendaikčių turguje. Galima gaminti įvairiausius rankdarbius ir juos parduoti netgi mokykloje, kaziuko mugės metu. Reikia trupučiuko kūrybiškumo, sumanumo, išradingumo, kruopštumo ir talento. Galima užsidirbti skinant vaisius iš savojo sodo, iš jų spaudžiant gardžias sultis ir jas parduodant turguje. Man patinka rinkti vaistažoles, grybus, miško uogas. Tikrai galėčiau visas šias gerybes parduoti turguje. Jeigu augintinis susilaukia mažylių, jos taip pat galima parduoti turguje ir taip papildyti savo taupyklę. Galima surinkti makulatūrą, stiklinę tarą ir ją priduoti. Taip prisidėtume prie švaresnės aplinkos ir medelių išsaugojimo. Man patinka auginti augalus, tad rimtai pagalvosiu, gal ir verta jais prekiauti turguje. Šaunuoliai, puikios idėjos, kaip galima rinkoje parduoti prekes. Galima užsidirbti padedant savo kaimynams, pavyzdžiui, jiems išvykus prižiūrėti jų augintinius. Galima už iš anksto susitartą atlygį padėti tėveliams, seneliams nudirbti ūkio darbus. Pavyzdžiui, sutvarkyti kiemą, nukasti sniegą, sugrėbti lapus, išnešti šiukšles, nupjauti žolę, ravėti daržą. Tikra tiesa, aš galėčiau padėti tėveliui statybose. Tačiau manau, kad ne visada reikia dirbti tik dėl pinigų, juk mūsų pareiga yra padėti artimiesiems, klasės draugams, mokyklai ir be atlygio. Siūlyčiau kurti klasės spektaklius ir vykti į gastrolės. Taip užsidirbti pinigų parduodant bilietus, tačiau reikia labai stengtis, gerai vaidinti, o prieš tai ir reklamuotis, kad mūsų pasirodymai būtų paklausūs. Tikra tiesa, juk pinigų uždirbti galima ir teikiant paslaugas. Tėveliai ir kiti suaugusieji gali turimas neišleistas pajamas laikyti bankuose, nes jie už santaupas moka palūkanas. Taigi, palūkanos yra užmokestis už naudojimąsi kitų pinigais. Dabar mums svarbiausia gerai mokytis, tai yra investuoti į žmogiškąjį kapitalą. Juk žinios tai mūsų ateities pajamų šaltinis. Oho, kokie jūs protingi. Ačiū už idėjas. Iš tiesų, jei užsimtumėte šiomis veiklomis, taptumėte pradedančiaisiais verslininkais. Tik reikėtų nepamiršti, jog pelną gautumėte tik iš pajamų atėmę visas gamybos išlaidas ir įvertinę savo darbą. Sėkmės ateityje realizuojant idėjas.